Jau ne vieną sykį pasitaikė, kad pernelyg savo jėgomis pasitikintis mergišius iš pasimatymo išėjo tramdydamas ašaras. Algirdas irgi bando vaidinti, kad yra visiškai atsipalaidavęs ir žiovaujo taip, kad net apendicitas matosi. Labas. Aš būsiu Algis arba Algirdas, kaip tau patogiau. Elena. Puiku. Gražus vardas. Vietė į pasimatymą? Būtent, turbūt žiūrėjau video. Pagaliau. Algis video laiške ir pasimatymą skyrėsi šiek tiek. Iš karto buvo pasikeitusi išvaizda ir taip, bet bendravimas dėja nepasikeitęs. Gal tave kokia sporto šaka? Oi, būtent, tai pasižiūrėk čia, jau sportuoju su štangyte. Tai kur pasižiūrėti? Mane. Tai jeigu ne iš Kauno, tai mane būdas. Na, aišku, čia. Pasimato? Nieko, aš tau per antrą pasimatymą tau parodysiu. Tai dabar rodyk man. Ai, dabar tau parodysiu. Nes antrą pasimatymą gali. Rodyk. Nu, tai ką tu norėtum pamatyti? Nu, tai ką gali parodyti? Ai, aš galiu viską parodyti, savo visą raumenyną galiu parodyti. Man atrodo, pats blogiausias dalykas buvo, kad Algis pradėjo savo ten raumenis demonstruoti. Man, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau mergina, ir aš, pavyzdžiui, daug merginų pažįstu, kur tie raumenys iš tikrųjų ir užima pačią paskutinę vietą. Tai turėjai kad nors kokią panelę? Turėjau. Ne vieną. Ir ne vieną. Ne vieną. Pasisekė. Nu, kaip čia pasakius, žinai. Sudaužė tavo širdį? Viena sudaužė. Negerai. Dabar laukiu tos, kuris sulipdys. Paklaus, kad jai kas nors sudaužė širdį. O tau buvo taip, kad kas nors sudaužytų širdį tau? Na ne, aš šiaip paprastai aš daužau. Tu pati daužai. Aš taip ir norėjau papildyti, kad tu pati daužai. Koks jausmas, kai daužai širdį? Paklaus, koks jausmas, kai daužai širdį? Turiu kokių brolių, seserų. Turiu. Labai nervuoju. Dvi sesės. Mano ir Algio pasimatymas buvo toks, gan nuobodus, galėčiau pasakyti. Toks, lyg bandom užmėgsti pokalbį, bet kažkaip ir bendrų temų nelabai suradom. O parodyk savo pilvo presą. Pilvo presas čia sunkiau, žinai. To nepasitreniravai? Nu, žinai, senai sportavau. Stok ir rodyk greitai. Ko jis paprašys parodyti? Aš galiu atstot. Va, mano pilvas, va, koks presiukas, matai? Šiferis. Nu kaip? Beveik. Nu kaip? Grotų nesimato ten. Man patiko, kad vaikinas domisi, kažkuo gyvenime domisi, sportuoja, studijuoja, rodė raumenis. Dar papasako, kuo tu būsi užaugęs, kai baigsi savo universitetą. Baigsiu savo universitetą. Monokojas armatūra. Dirbti. Ką dirbsi? Dirbsiu chemiku. Kojų, la. Aš kaip iš to kaimo Šveicarijos, žinai, tas toks įspūdingas kaimas šalia Londono ir Paryžiaus. Tai aš. Bet kažkaip, man atrodo, mano net patarimų nereikia. Tai va, žinai, tai užsivedė. Yra toks miestas Jonava. Ir tenais yra tokia didžiulė gamykla, Achema. Irgi, žinai? Tai žinoma. Tu šaunu. Ten ir Everestas yra. Toks baltas kalnas. Dėja, tu klysti, čia Kėdainiuose. Nu, nieko tokio. Tai va, tenais yra tokia gamykla didžiulė ir ten aš dirbsiu. Tai ką dirbsi? Ką dirbsiu? Prie kompiuterių. Mano nėra vaizduotė. Aš viską galvoju logiškai. Loginis mąstymas. Tai papasako, kokį matei gražų romantišką filmą. Gražų romantišką filmą. Kuprotas kalnas. Leis pagalvoti. Skambutis. Sakyk, Kuprotas kalnas. Kuprotas kalnas, manyčiau. Ar girdėjus apie tokį? Ai. Nu kaip? Tai labai šaunu, kad girdėjus. Tokio filmo nežinau, čia tas pats kaip Titanikas. Dėja, žinau, kad vienas jau amžinatilsį. Vienam aktoriui jau dėja. Vaikinas sakė, mėgsta žiūrėti filmus, bet man jo filmų tematika tai gan įdomiai nuskambėjo, kad jam romantiškas filmas buvo apie kažkokių tai gėjų ten santykis. Tai koks ten tavo draugo vardas? Draugo, kuria prasme? Nu, ten, kur tą Kuprotą kalną žiūri. Ai, tai ten aš nesu draugų žiūrėjau, sakiaugi. Ai. Maišai. Tai va, toką po filmo veikėt. Po filmą? Jam bičius kalinti. Pasibučiavome. Labai linksmai sėdėjome su mergina ir po to... Su mergina ar su... Sakiau su mergina, nu ko tu sakai? Pamirš tos gėjus.
Kodėl tu čia dabar mane taip gaidini? Kam tai? Teisingai. Aš sakiau su mergina. Nusipelniau. Nu kam? Kodėl tu taip sakai? O tau patiktų labiau, jeigu aš kalbėčiau apie Titaniką? Ašgi nieko nesakau. Tu gal tikėjai atsakymą, kad čia aš pasakysiu filmą Titanikas, ar ne? Tai žinoma. Tai žinoma. Nu, tai. Pradėjo mane vartyti, kad apie gėjus ten viskas. Ką, žinau, vartė ir nieko neužvartė tiek. Tai va, aš turiu tokį va, kaip siurprizą, ar kaip čia tai pavadinti. Čia yra toksai kaip žaidimas. Kaip manai, kas čia yra? Ką tu tai primena, juk tu sakei iš kaimo? Tai žinoma, aš nesakiau, kad aš iš kaimo. Nesakei? Ne. Kaip aš tai? Matai, Iš Alytaus. pojūtis. 6. Bet ar iš Alytaus miesto, tikro miesto ar ne? Iš tikro. O koks netikras miestas? Nu, iš pačio miesto ar tenais šalia? Iš pačio miesto? Taip. Nu, tai tada nežinau, ar atsakysi čia problematiškai. Ne tokią dovaną parinkai. Žalmarkė. Nelabai supratau jo dovanos. Jis lyg kažką pradėjo gvildenti, bet taip ir nepabaigė. Tai va, gaminu algutį. Tai algutis. Algučių ragų nereikia, manau. Kaip tai nereikia? O kam tie ragai? Negražu. Man tai patinka. Paklaustų, čia man ragą. Tai čia jau reikia susipras, kad čia jau man ragai, ar ne? Tai čia kaip kas supranta, aš nieko nesakau. Tai gaminė algutį. Pat algutis. Algutis. Galiu pasigrožėti, nes skrybėlės neuždėjai. Šaunu. Svarbiausia, kad ragas nukritas. Algis darė gerai per pasimatymą, kad jisai daug šnekėjo. Gal biškai per daug, bet jisai šnekėjo ir buvo aktyvus. Ir labai neleido savęs žemint merginai. Tu esi kažkoks, nežinau, keistas vaikinas, dar man nei vieno komplimento nepasakei. Aš laikausi pabaigai visus komplimentus. O tai paskui gali būti per vėlu? Tai gal ne. Gal. Aš tau net siurprizą turiu iš šito žaidimo. Kas iš tų komplimentų, kai aš tavęs visiškai beveik nepažįstu? Susipažinsim labiau ir tie komplimentai, maros birs kaip... Ir tikresni bus komplimentai. Rodosi. Bus tikresni komplimentai. Birs. Ir bus tikresni komplimentai. Bus tikrai negu tas sapalė, nes jau kai rodosi, tai jau negerai, žinau. Nu, žinau, kai rodosi, tai jau negerai. Kas iš to, kad aš pasakysiu, kokia tu graži? Nežinau, man dar nesirodė. Per pasimatymą su Algiu patiko, kad jis iš tikrųjų buvo paprastas ir toks gal net nedrasus. Ir man patiko jo paprastumas. Nesuprantu, kodėl vaikinai daro tokią esminę klaidą. Vis sakai, kad kai bus antras pasimatymas, tai man aukso kalnų žaidė. Tai prašau, parodyk man dabar viską, ką gali. Ko tu nori? O ką tu norėtum? Tik šiferį dar. Pavyzdžiui, galėtum atsistoti ant galvos. Atsistoti ant galvos? Parodyk, kaip tu ten treniruojasi. Jeigu nori, tai treniruojasi ne ant galvos stovėti. Su štanga. Bet tai man čia bus sudėtinga ganėtinai, manau. Galvos, tuoj. Nu tuoj, aš laukiu. Laukiu. Nu kaip, tiesiau galėtum čia. Tiesiau. Aš jums pasakiau, kad atsistotų vien tik tam, kad pavyzdžiui, aš galvojau, kad mergina sakys, kad nereikės. Ir aš jau gal ir net bandžiau stabdyti, dabar gerai neatsimenu. Ne, jisai puikiai atsisto ant galvos, Evelinė sako, dar nelygiai, atsiprašau, kad nelygiai, atsisto dar kartą. Nu ir aš automatiškai kažkiek žemino save, nors aš jam sakiau, nesižemė, jokių būdų prieš merginą. Nu ir gavo tam atlygį, pavyzdžiui, kad ir ta vyno taurė į nosį. Nori gal atsigerti? Galėtum. Per šiaudelį. Tai gerk. Per šiaudelį. Gerk. Ne, tai per šiaudelį gal. Tai ne. Oi. Oi, netyčia, atsiprašau. Oi, netyčia. Pasakiau vaikinui, daryk tą ir jisai daro. Manau, tai nėra labai vyriška galbūt. Vaikinas turėtų turėti savo nuomonę ir pirmą aš neturėčiau sakyti jam, ką daryti, o antrais galbūt nebūtinai turėtų manęs klausyti. Tu vis prašai manęs to, prašai ano. Neprašau, aš tai klausiu. Aš atsistojau ant galvos. Atsistojau ant galvos. Tu man pasakėjai, mes tai garantuoja pasimatymą antrą. Kaip ir pasakėjai, kad
Antras pasimatymas jau. Nu, kaip... Nesakiau. Sakei, atsisok ant galvos, tada jau į antrą pasimatymą. Susidaužėm taurėm. Aš būtent taip padariau, todėl dabar susidaužėm taurėmis ir susitiksime per antrąjį pasimatymą. Aš be kultūrės, tiesą pamiršau pasakyti, man dažnai sako, kad aš be kultūrės. Atleisk man. Tai iki sakyk. Lietuvių liaudės patarlė sutinka pagal rūbą, šlydi pagal protą. Aš manau, kad svarbiausia yra protas. Dar tu dovanėlę turiu. O tai čia nebuvo ta... Ką tu veikai? Čia ne dovanėlė, čia tiesiog siurprizas. Va, žiūrėk, čia va, dabar šalti orai, sniegas už lango, gėlių nėra. Todėl aš tau galvojau padovanos šitą gėlytę. Tai dėkui. Tokia gėlytė, gal ir Pabučiuok į ranką. nekvėpia jinai labai skaniai, bet Pabučiuok į ranką ir atem. Paimk už rankos, pabučiuok į ranką ir atem. bent tu ranką duosi pabučiuot, ar ne? Tik buvo labai malonu. Malonu buvo praleisti laiką. Iki. Susitikimą. Viskas, išeik.